precizinio šaudymo sporto 24 metų pasaulio čempionato Lietuvos rinktinės rėmėjai. Baltic Shooter – ginklų priedų ir ekipuotės parduotuvė. Betono zona – viskas betonu, profesionalios medžiagos, įrankiai ir įrengimai. Garnis – išmanūs baterijų ir akumuliatorių sprendimai. Mitekas – inovatyvūs radioelektronikos ir programinės įrangos sprendimai gynybos pramonei. Šaudymo sporto klubas Mjolnir. Večia – statybinių prekių parduotuvė. Lietuvos šaudymo sporto federacija. Volit – ginklų ir medžioklinių prekių parduotuvių tinklas visoje Lietuvoje. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Pradedame dar vieną interviu su Lietuvos precizinio šaudymo rinktinės dalyviu Mindaugu Milašausku. Sveikas, Mindaugai. Sveiki. Mindaugas garsėja tuo, kad kiekvienose varžybose jam kažkas persuka bokštelį. Vieną. Tai va, Mindaugai, papasakok apie save. Taip, aš esu Mindaugas Milašauskas, esu šaulys. Tai, kaip sakant, tokia yra veikla, kuri įtraukia per paskutinius kelius metus. Taip pat esu ir įmonių EMUS ir Mitekas vadovas. Ir taip pat aktyviai užsiiminėjau taikliųjų šaudymų, dalyvavom varžybose, bendravom su smagia komanda. Ir taip vystom, kaip sakant, savo ir sugebėjimus ir bendrą veiklą, bendrą labui. Okay. Ką daro EMU ir Mitekas? Mitekas dirba gynybos sektoriaus gaminių projektavimą ir gamybą. Tai yra radio ryšio sistemos, kurios skirtos būtent gynybiniams tikslams. Tai yra labai šviežia įmonė, kuri išsivystė iš mūsų įdirbio elektronikoje, kurioje mes dirbam įmonėje EMUS su ličio baterijų valdymo sistemom, tai atsižvelgiant į poreikį ir situaciją, kaip visi matom, Ukrainai taip pat išaugo tas ir produktai ir tas tikslas ir strategija ir vizija gaminti gynybinės paskirties produktus ir mes jau pristatėm pirmąją liniją produktų susijusių darančios nuotolinės radio iniciacijos uždavinius, tai taktinės ir įvairios paskirties, tai skirtus tiek ir Lietuvos, tiek ir Ukrainos pajėgoms, tiek ir bendrai NATO ir toliau planas yra vystyti tas ir tolimesnės technologijas kitose srityse susijusias su radio ryšiu, su dronų valdymo sistemom, su visom sritim, kurios yra pakeliui susijusios su radio ir taip pat elektronika ir programinė įranga, apdorojimų ir signalų ir panašiai. Tai pakankamai plati sritis, bet mes fokusuojamės pristatyti vis naujus produktus toje srityje. O EMUS įmonė, kaip minėjau, dirba jau 14 metų. Mes gaminam, kaip mes vadinam, smegenis ličio baterijoms. Tai reiškia, jeigu ličio baterija paėmus be smegenų, jinai gali arba užsidegti, arba numirti. Tai kad to neįvyktų, mes gaminame elektroninės ir programinės įrangos smegenis, jas ir projektuojam. Tai yra mūsų originalus produktas, kuris jau parduodamas daug metų visam pasaulyje. Klientai yra visuose kontinentuose. Pati įmonė startavo nuo mano paties elektromobilio konversijos benzinio automobilio elektromobilio konversijos projektą. Tai tas, kaip sakant, hobis tapo verslu. Supratau. Kelintais metais tu perdarei tą elektromobilį į elektromobilį? Smartas ten buvo, ne? Ne, Smartas ten Honda HR-V tokia. HR-V.
Tai pradėjau 2008 ir pabaigiau jau 2010, kai jau jisai buvo tas vadinamas street legal arba įteisintas važinėti gatvėmis ir tada tas kaip ir projektas užsibaigė ir tada su tuo užbaigimu mes ir startavom su ta įmonė, nes irgi tolimesni žingsniai buvo logiški, kad tą įdirbį produktizuoti, komercializuoti ir įprasminti. Supratau. Įdomiai skamba iš tikrųjų. Inžinierinė labai sritis. Taip, čia, manau, kaip sakant, hobis, arkliukas ir visas techninės kryptis man visą laiką įdomios. Kaip šaudymas atsirado tavo gyvenime? Šaudymas, jisai gal, sakykime, tokiais kaip epizodai gal buvo 2, tai pradžioj, taip, pirmas šūvis buvo, kai dalyvavau, ir ten treniravomės ir dalyvavau ten šito mažo kalibro varžybose senais laikais, kai dar buvo DOSAFas. Ir dar tuos visus reikalus, tokie gal jaunesni ten dar nežino, bet būdavo tokie vojandrukai, kurie ten tada visus muštruoja ten pagal visą sovietinę doktriną ir tada pasižiūri, kas čia geriau šaudo ir tada reiškia, atrenka, kur reiškia, galėtų jau siekti didesnių rezultatų. Tai atsimenu, tuo metu Šiauliuose buvo tokios žaibo varžybos DOSAFO, tai atsimenu, ten dalyvavau, ten kažkuria tai ten pakankamai aukštą vietą, atsimenu, buvau laimėjęs, bet tuo metu elektronikos ir visi programinės įrangos ir tokie interesai užgožė, kaip sakant, tą laiką ir tai yra toks, kaip sakant, liko kurį laiką primirštas šitas užsiėmimas, nes tiesiog, labai daug įdomių dalykų norėjusi padaryti tuose srityse, kur buvo toks kaip ir prioritetas. O vėliau tas šaudymas vėl, kaip sakė, iškilo į pirmą planą, tai kai įstojo Šaulių sąjunga, tada irgi Šaulių sąjungos toks, kaip sakant, tas įprasminimas, savo galimybių prisidėti prie šalies gynybos stiprybės ir kokie sakykime, stiprios pusės, kurios geriausiai galėtų būti išnaudotos, tai natūraliai gavosi, kad irgi visokiose šaudymo testuose vis geriau ir geriau sekdavosi ir tada toks kaip ir siekis perėjo, kad tapti taikliuoju šauliu. Ta sritį vis rimčiau ir gilintis ir taip pat ir mokytis, kaip sakant, ir įgūdžius, ir teorinę dalį, ir tą tokia, kaip sakant, palaikyti tiek iš tokios šauliškos veiklos pusės, tiek ir iš sportinės veiklos, nes sportinė veikla, jinai suteikia labai daug motyvacijos tobulėti. Tai vien dėl treniruotės, sakykime, be kažkokio tai tikslo jos veikia pakankamai trumpai, bet jeigu tu turi tam tikrą kažkokį tai tikslą ir ilgalaikį planą, tada tas motyvacija ir tobulėti ir kažkoks tai atskaitos taškas, jisai tada atsiranda ir toliau ir tada tas šaudymas, jisai taip pat įsivažiavo ir, sakykime, visas tas, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių atsirado. Supratau. Aš atsimenu tavo vienus iš pirmųjų ten tų dalykų ir į varžybų vienas iš pirmųjų, tai per tą laiką tikrai matosi, kad yra labai stipriai patobulėta, tai tas labai smagu yra. Taip, nes aš atsimenu, kad mes šnekėjom, tos buvo praeitais metais tos taikliojo šaulio varžybos, tai toms varžyboms aš Bolt taip nusipirkau. Tada gavosi, kad tas treniruotas su geru instruktoriu, kuris irgi ten tos visas bazinius dalykus, kurie, sakykime, jie buvo per tuos daug metų gerokai primiršti ir galbūt netgi, sakyčiau, tais laikais ir ten nelabai rūpinasi, kad kažką tai gerai išmokyti. Įsivaizduokime, kaip matom, kaip dabar, kas vyksta ten tuose rytų armijoje. Tai reiškia, tokie rezultatus jie tokiais ir turi, o dabar ten tas toks, įgytas principas, kad turėti gerą mokytoją, tai, yra labai svarbu. Tada leidžia iš karto pasiekti tas
labai greit, labai daug. Okay. Kokios vis tiek jau dalyvavai nemažai varžybų per šitos metus, kokios iki šiol įsimintiniausios to varžybų? Na, įsimintimiausias tai ir buvo šitos pirmosios Šaulių sąjungos varžybos praeitais metais, nes jos tokios buvo pirmos irgi tokių įdomių, reiškia, tokių pirmų patirčių buvo, kurios tokios, kaip kažką tu tokio įsiminė, kur paskiau, jau užmiršti niekaip neišeina ir ten netgi tokios paskiau, kaip sakant, kaip juokas būna, nes atsimenu, per vieną pratimą, reiškia, aš ten jau susikaupęs viską, jau ten pozicijoje užsiėmęs, ten jau to išausiu ir ten spaudžiu, niekas nesigauna. Ir taip žiūri ir pertaisu ir taip toliau. Paskiau šitas teisėjas sako, jau taip draugiškai sako, aš išduosiu vieną paslaptį. Saugos jungiklis. Reiškia, aš tiesiog irgi, kai buvo tas su naujų ginklų, ten dar visi tie dalykai yra nauji, stresą savo priduoda, tokios irgi tada atsiranda paskiau jau su patirti. Dalyvavome visokie dalykai kaip čeklistas, toks irgi tas darbas su psichologinė būsena, bet tokie dalykai, kaip sakant, jie gerai įsimena, išmoko ir paskiau, irgi jau nebekartoja, tai ten, bet irgi tokie, kad daug dalykų tuose varžybose buvo, o po to tokios irgi labai smagios, kur buvo Liepos pradžioje šitos Sniper Fest varžybos, tai jos savo formatu, kuriuos mes, kai turėjom, jau dalyvavom keliose varžybose, to PRS formato, ir paskiau sudalyvavo tokio tipo varžybose, jos irgi buvo įdomios, tas viskas kitaip, ten irgi taip labai įsimintinos. Tai kol kas turbūt labiausiai įsimintinos tokios ir buvo, kad tos Šaulių sąjungos varžybos ir paskutinis Sniper Festas, nes ir įspūdžiai šviežiai ir panašiai. Tai taiklių šaulių varžybose kelintą vietą tu užėmei? Taiklių šaulių, pirmose varžybose aš ten buvau kažkur tai aukščiau vidurinės pozicijos. Tai, pirmose varžybose, tai, man tai buvo, dabar net neatsimenu, bet ten, kažko tai, kaip sakant, nieko tokio, apie ką galima būtų mamai pasakoti, bet šitą tiesiog, žinant, kad irgi žmonės varžybose dalyvaujantis turi ten irgi nemažai su patirtim, tai man tas pasiekimas vertinant blaiviai savo sugebėjimus ir savo, kaip sakant, poziciją buvo labai smagus, tai kad dar tas pasitvirtino tas faktas, kad pasitreniravus prieš varžybas su geru instruktorium, tokį irgi perėjus per tokį visą galima tą varžybų kaip veiksmą ir tokius svarbius aspektus, jie duoda rezultatą. Netgi pačiuose pirmose varžybose tie dalykai, iš tikrųjų padėjo, suveikė ir jie tada atsispindėjo tam rezultatui. Ok, o aš galvoju, o Sniper Feste jūsų komanda kelintą vietą užėmė? Mes buvom 4. Bendroji įskaitoj, aišku, ten tos įskaitos oficialios buvo, reiškia, išskaidytos į atvirą klasę, į tada NATO, reiškia, jau grinai standartinius ginklus, tai mes dalyvavom atviroj klasiai. Aš šaudantis su 7.62 arba 3.08 kalibro į atvirą klasę, nesu labai konkurencingas ten, bet tas pasiekimas vis tiek mums pakankamai buvo aukštas su partneriu Ričardu Liukoniu, tai tikrai man, sakykime, tas pasiekimas yra svarbus ir įsimintinas, tai, Tai aš linko ir vedu, kad kai pradėjęs grubiai, gal ne prieš metus, sakykime, šaudyti, bet kai pradėjęs dalyvauti varžybose prieš metus, ir praėjus nepilnai metams jau galima, ta prasme, gerai pasiruošus ir skyrus laiko ir dėmesio treniruotėms, galima visai neblogai užsiauginti tą savo lygį. Taip. Tas svarbu, tas
kaip sakau, tas treniruotas, tas geras mokytojas, irgi sistemingas darbas prie įvairių aspektų, kurie tada duoda rezultatą. Aišku, treniruotas, visas tas toks irgi susifokusavimas. Kaip tavo tas kelias iki Amerikos atsirado? Kaip priėmei sprendimą važiuoti į Ameriką, į pasaulio čempionatą? Iš principo tas progresas, kuris buvo per tas kelias varžybas, nors tokio aktyvaus šaudymo pradžios, jisai buvo pakankamai toks įkvepiantis, sakyčiau, ir toks, kad leidžiantis pasitikėtų daugiau jėgomis, kad tokiai disciplinoje, tokiam kalibre, nesitaikant, sakykime, tą open klasę, kur technika ir taip tas lygmuo yra kitos kategorijos, bet dirbant ir su savo ir įgūdžiais, ir dalyvaujant varžybose, ir toliau treniruojantis, tas lygmuo jau taip susidarė toks, kaip viltis ir įspūdis, kad jau galima ir būtų ir atstovauti ir Lietuvą toj kategorijai, ir taip pat, galimybė sudalyvauti čempionate, tokio lygio varžybose yra tikrai tas, kaip sakant, ta patirtis, kurios tikrai, jeigu tu turi šansą, tai jos praleisti tikrai nesinori. Ir sudalyvauti ir pabandyti padaryti tai, ką sugebi geriausia, ir kokie ten lūkesčiai šitam, aš blaiviai vertindamas visada savo galimybės, aš per daug neužsikeliu, bet kai ramiai savo darai tai, ką jau esi išmokęs geriausiai, tai dažnai tiesiog išsiverčia į gerą rezultatą. Tu sakai, buvo labai didelė motivacija, tai jinai vis dar yra, ar buvo jau? Ar jau tai yra, be abejo. Tai tas, kaip sakant, tas sprendimas, kad taip važiuojam, ir tada tas toliau, sakykim, kelias, kad taip, tuos visus varžybos iki tol, kol mes išvažiuosim jau į Jungtinės Amerikos valstijas, tai sudėlioti ir varžybose, ir treniruotis, ir tada patobulinti techniką, prie to viso iki šiol dirbom, ir vis, sakykime, tai, kas buvo prieš tuos pusmetį, kai buvo daromas sprendimas, dabar jisai dar, kaip sakant, padidėjo su tai, kad technika, kurią susikomplektuoja, kur pradedi suprasti, kas lemia gerą rezultatą, ko reikia, ką kiti geri šauliai naudoja, tas įkvepia, motyvuoja, ir toliau norisi realizuoti tai. Mums liko realiai 3-4 savaitės iki išvažiavimo. Tai jau labai viskas artėja. Kaip tau tas visas pasiruošimo, kaip čia pasakyti, procesas praėjo? Kam daugiausiai skiri dėmesio, ar treniruotėm, ar kažkokios informacijos paieškai? Papasakok savo dalį. Tai iš principo treniruotės tokios daromos periodiškai, dirbant prie atskirų tokių aspektų kaip technika. Tarkim, kartais ten būna, jeigu ir į šaudyklą nenuvažiuoja, tai darbas namie, tarkim, su pozicijos užžymėjimui, kur nemaža dalis rezultato yra tai, kaip tu sugebi judėti ir užimti poziciją, netgi neatlikdavas jokio šūvio, ir tai gali jau dirbti prie tų aspektų ir namuose. Tai kombinuojant tas visas dalis, tai ir tokia ir netgi mentalinis treniruotės, kaip tu judėsi, kaip tu nuspausi nuleistuką ar panašiai, duoda tą rezultatą. Tai tiek namuose, tiek šaudyklose, tiek ir trumpam atstume,
tarkim, long range shootingas, tai ne visada reikalingas tas long range, jeigu tu dirbi prie technikos ir tas yra nesunkiai pasiekiama, ten nelaukiant kažkokios tai retos progos, kai tu gali išvažiuoti į tą long range. Ir tada tas long range yra kiti aspektai, tai prie tų skirtingų aspektų dirbant, jos tai ir dalyvaujant varžybose, tai toks tas pasiruošimas ir vyksta, tada pasitikrini techniką. Tai toks artėjimas prie tų varžybų ir toks kombinuotas veiksmas, kad ir darbas namuose, ir darbas su, sakykime, įsisavinimas tos technikos, patobulinimas tos technikos, sakykime, kad tokie dalykai, kurie padeda suvokti, kas vyksta, tarkim, kažkokia tai spotting scope, kuris, atrodo toks dalykas paprastas, bet kai tu pradedi matyti, kaip kiti šaudo, kaip kas vyksta, tau duoda daugiau supratimo ir tokie visi sakykime, supratimai, patobulinimai savo suvokimo ir savo technikos, turimos įrangos. Ir tada tos treniruotės, kurios atsiranda tiek ir varžybose, tiek ir treniruotėse, sakykime, labai smagu, kad pas mus Lietuvoje atsiranda tų vėlgi daugiau galimybių tą long range ir balistiką ir ten, tarkim, 1000 metrų atstumas jau yra labai, labai geras šitas, kaip sakant, gera galimybė, kurios, taip buvo sudėtinga prieš kokius, sakykime, metus gauti ir pačiai. Tai tie tokie tų veiksmų toks, kaip sakant, seka, tai ir darbas technika, įranga, long range, short range, tai, pavyzdžiui, tokie kaip yra vienas iš tokių gerų pratimų, kurios išmokau realiai per praeitas Šaulių sąjungos varžybas, tai tas craft drillai, kurie reiškia, tau leidžia suprasti, ant kiek tu gerai sugebi atlikti techniką įvairiose pozicijose, kas tau patogu, nepatogu, stabilumai, nestabilumai. Ir tokie tai visas tas veiksmų pasiruošimo rinkinys yra tas pasiruošimas, kur, sakykime, dar tokios galimybės pasitreniruoti. Ir toks, taip maždaug viskas ir. Ne, supratau. Galvoju, kad šiaip Lietuvoje, jeigu žiūrint iš to pasiruošimo perspektyvos, tai kaip ir tu minėjai, kad tikrai yra ne viena ir ne dvi vietos, kur tu gali tiesiog mokytis be namų, kur tu gali mokytis šaudyti pozicinį šaudimą, nes tam dažniausiai užtenka 100 metrų ir popierinių taikinių. O kas liečia ilgo nuotolio šaudyklas, tai mes turim, kaip dabar jau atsidaręs komercinės galimybės, tai tiek Marijampolėje ten šaudyti beveik iki 300 metrų, tiek Širvintų, ta vadinama šaudykla 1 kilometro, jinai irgi jau po truputį atsidarinėja ir sportininkai jau ten turi galimybę treniruotis. Bet ir šiaip nuo praeitų metų rudens visi šauliai, čia vėlgi to Lietuvos Šaulių sąjungos organizacinio, kaip čia pasakyti, būrelio komiteto organizacinio pastangomis gavo priėjimą prie Lietuvos kariuomenės poligonų. Tai jeigu tu esi Lietuvos Šaulių sąjungos narys, tai 1 arba 2 kartus per mėnesį turi galimybę šaudyti ilgais atstumais, absoliučiai nemokamai, tik tai reikia investuoti laiko, aišku, atvažiuoti iki Gaidžiūnų poligonų ir taip toliau. Tai ta prasme, sąlygos tikrai, manau, yra labai labai palankios vystyti savo pajėgumą ir kartu šito mokytis, šito, nežinau kaip čia vadinti, meno, sporto šakos, šaudimo, valdymo įgūdžių šito ginklo. Tai va. Tu minėjai, kad čia apie lūkesčius labai, kaip čia pasakyti, rezervuotai, bet vis tiek turi kažkokį tai savo norą, pasaulio čempionate. Koks galėtų būti tavo
Sportinis tikslas, sakykime taip. Sportinis tikslas, jeigu aš taip maščiau, ką aš realiai galėčiau, jeigu aš papulčiau į 10-tuką, aš būčiau labai laimingas. Aš blaiviai vertinu savo galimybės, kaip? Tarp limited šaulių, taip? Taip. Okay. Tai, aš blaiviai sakau, vertinu savo galimybės, ten sekasi gerai, bet reikia irgi suprasti, kad, sakykime, jeigu sekasi gerai ar Lietuvoje, ar ten, sakykime, tarp Lenkijos šaulių, kurių varžybose nemažai dalyvauja, ir ten tikrai rezultatai yra, sakyčiau, tikrai neblogi, ten tos vietos tam divizionė yra geros, tai turint omeny, kad į tas varžybas suvažiuoja šauliai iš viso pasaulio, tai jie šaudo žymiai ilgiau ir tą patirtį susikaupia žymiai didesnė negu aš, ir ten tikėtis kažkokiu tai stebuklų, kad aš kažką tai parodysiu, būtų neblaivus, sakykime taip. Bet jeigu vis dėlto papulti tą 10-tuką toj grupiai, tai būtų labai gerai. Ten dar aukščiau, tai ten tiesiog fantastika. Limited divizionas tuo irgi įdomus, kad pirmas dalykas, tai jame leidžiama dalyvauti 308 kalibro ir turi dalyvis naudoti gamyklinius šaudmenis. Tai yra negali būti reloadinti šaudmenys. Kas yra įdomu, kad tose valstybėse, kurios labai stiprios yra, ta prasme, šitoj disciplinoje, tai dažniausiai yra daugiau negu 6 šauliai, kurie norėtų pakliūti į tuos, kaip čia pasakyti, čempionatą. Ir nemažai bus open šaulių, kurie atvažiuos ir varžysi su 308 kalibrais. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, ar kaip čia pasakyti, ar tie visiškai sportinio šaudimo šauliai, kurie šaudo su 6,5 mm, kaip jie pasirodys su 308 kalibru. Tai čia bus vienas iš tokių įdomesnių dalykų. Nes jau dabar, sakykime, sąlygos ir iš ginklų perspektyvos, ir iš šaudmenų perspektyvos pas visus bus labai labai panašios. Papasakok apie savo ginklą nuo iki, kaip jisai atrodo, iš ko surinktas ir taip toliau. Tai, kaip minėjau, ginklas prasidėjo nuo to, kad šaulių varžyboms nusipirkau Bergara B14 HMR su 24 colių vamzdžiu. Tai boltas, kuris tiesiog nuėjęs į parduotuvę gali, kaip sakant, žmogus turintis leidimą nusipirkti. Ir su juo startavau, aš su juo startavau jau žiūrėdamas į priekį jį kaip į platformą. Tas pasirinkimas buvo toks, praktiškai du tokie kaip ir buvo pamąstymai, arba Tika, arba Remington 700 bazė. Tai ta Remington 700 bazė buvo, tai kas buvo tuo metu tiesiog atėjus į parduotuvę, buvo būtent tokia Bergara. Ir taip pat šitas toks kaip ir planas buvo, kad, gerai, ten, kaip sakant, bus galima toliau ją tobulinti, jeigu matysis, kad reiškia, ko reikia, kai suprasiu, ko reikia. Ir mes, tai atsimenu, kad mąstant apie tokius tolimesnius žingsnius ir su tavim buvom šnekėję, tokios irgi klausiausi, taip stengiuosi visą laiką klausyti, kaip sakant, protingų ir patyrusių žmonių patarimo, kad, kaip sakant, daryti labiau ne savo klaidas, o jau pasimokyti iš tų, kas padarė. Tai pastartavau nuo šito ginklo. Tai pirmas dalykas, iš karto praktiškai po pirmų šūvių treniruotėse jau pamačiau, kad reikia kompensatorius, nes kai ginklą šokinti jau nematai, kur pataikai, akivaizdu, kad reikia tvarkyti su atatranka kažką. Kompensatorius, po to, kad ir nuleistukas standartinis gamyklinis pakankamai geras, bet vis dėlto to lengvumo ir tokio konkretumo taip jau pradėjo jaustis, kad trūksta. Tada įsigijau Triggerteko nuleistuką aukštos klasės, kuris, sakykime, yra
plačiai reguliuojamas ir jisai, tikrai gerai dirba, užsirekomendavęs irgi ten, šituose visuose tuose resursuose. Tada, iš principo, kas dar investuota buvo į kojeles, Atlas, irgi ten yra niuansai, dėl kurių ten tos, ką įsigijau, nėra pačios geriausias tam tikslui, tai irgi ten Atlasai nelygus, bet su tokiu jau rinkiniu aš jau sudalyvau šitam Šaulių sąjungos tauriai. Ir tada irgi susipažinau su nemažai dabartinės mūsų paras rinktinės komandos narių, praktiškai turbūt su visais. Tose varžybos irgi ten daug irgi klausinėjau, ten iš serijos dėdė duok pašaut. Ir pamačiau, ko dar reikia, kas ten, pavyzdžiui, pamačiau ir labai patiko šitą Lufa šasį, kur, iš tikrųjų, tas jausmas toks, ginklą pakeičia gerokai, jis perneša į tą kategoriją. Ir tokia, kaip sakant, jau tokia čeklistą, ką noriu, ten įsidėjau, tada supratau irgi kokią, kas svarbu optikui, nes tuose varžybose aš dalyvau su vieno gero draugo skolinta optika, bet supratau, kad, ko iš tikrųjų reikia, tai ir po to jau, pamatęs tuos irgi pasinalizavęs skirtumus, tai suinvestavau, kas atrodė tuo metu daug, bet po to, kai supranti, ką turi ir kaip tai gerai, tai zero compromise optika, tai ten visiškai negaila. Ir visiškai pasiteisinusi ta investicija tokia buvo. Tai jau, sakykime, zero compromise jau geras upgrade'as, tada Lufa šasį, atsirado galimybė iš to paties dėdės, kurį davė pašaut ir nusipirkau. Ir šitą tada, ir paskutinis toks upgrade'as tai buvo irgi vienas iš tokių turbūt rimčiausių kaip ginklai, tai yra vamzdžio, reiškia, pakeitimas į jau aukštos klasės, tai čia metų pradžioje pasikeičiau į vamzdį Krieger. Krieger vienas iš tokių lyderiaujančių, kaip ir Bartline, taip ir Krieger, lyderiaujančių pasaulyje gamintojų. Ir tas vamzdis jau tuo metu aš jau turėjau susidaręs tokius tam tikrus kriterijus, kad suprast, ko savo ginklui, kas man svarbu, ko aš noriu. Ir tada jau tas vamzdis buvo daromas pagal mano, sakykime, išreikštus, nusakytus reikalavimus, parametrus. Ir pilnai pasiteisino su juo irgi ten, kai jį gavau dieną prieš varžybas Ispanijoje. Ir tada dar vos ne vakare dar nulėkiau į šitą kažkurią ten šaudyklą prie Vilniaus, reiškia, prisišaudžiau nulį ir net supakavom lėktuvą ir tada išskridom ant varžybas. Ir tikrai buvo geras jausmas, kai tuose varžybose išsitraukė, ten mes jau nebespėjom į tą nulio range, tą 100 metrų prisišaudyti, bet tas pirmas pratimas ir tu matai, kad, reiškia, tas aukštis, reiškia, eina ten, kur kaip sakant, kur skaičiuoklė balstinė sako, ir tu prisišaudė nulį, tas nulis niekur nenušoka ir panašiai, tai ir ta prasme, jau toks atsirado jausmas, kad tikrai, gero lygmens ginklas susikomplektavo. Tai realiai po viso šito, iš Bergaros liko tik spina. Tai spina dabar, dar reikia irgi, kaip sakant, su ją yra reikalų, tai kitam jau ginklui, sakykime, komplektas jau toks, maždaug yra galvoje sudėliotas, bet, po truputį, kaip sakant, neskubėdamas to einu, kai jau galvosiu, kad, tarkim, kad jau galiu į Open klasę, sakykime, ar 6.5 Creedmoor, ar 6.0B, ar ten tą kategoriją eiti, tai tada bet šiaip tas ginklas, kurį dabar turiu šitam 308, taip sakant, 7.62 kalibrui, man jisai labai patinka, tas kalibras leidžia daug tokių varžybų
tam lygmenį irgi dalyvauti ir pakankamai būti netgi ir konkurencingų lyginant su Open klasės. Aišku, Open klasės ginklai su visais savo kalibrais yra kitoj lygoj, bet na, smagu, kad vis tiek gali priartėti. Tai irgi čia ir gal, sakyčiau, gal netipinis, kad labai didelio profilio pas tave vamzdis, ne? Nu, ta prasme, jis praktiškai ten, man atrodo, lygus, ar ne? Koks vamzdžio storis? Vamzdžio storis, jisai praktiškai, kai būna tie stokai apie 30 mm, tai jisai pas mane, tas vadinamas taperingas, suploninimas į vamzdžio galą yra labai nedidelis. Jisai padarytas gal nuo 30 mm suplonėja iki 29. Ir dėl ko aš ten dariau, ir ten, sakykime, dėliojausi Excelio skaičiuoklį, kaip man bus svorio pasiskirstimas, kur svorio centras ginklo bus. Mano tikslas buvo tas, kad padaryti centruotę ginklo pakankamai priekį, bet nedėt svorio ant šasi, nes yra kitas sprendimas, kad pasunkinti ginklą, jis darosi stabilesnis, bet tas stabilumas, kad būtų pačiame vamzdyje. Nes pats vamzdis tada, jeigu iš esmės, tai ginklas yra, vamzdis yra visa esmė. Ir suminimizuoti tą ginklo tą judėjimą, tai kai pats vamzdis iš savęs ir yra ir storas, ir stabilus, ir turi dar tą funkciją, kad perneša svorio centrą į priekį. Ir taip pat dar, kad storesnis profilis, jisai geriau išlaiko tą šiluminės charakteristikas, kaip, pavyzdžiui, būna pratimai, kur reikia daug šūvių. Ir jeigu įkaista vamzdis, jeigu jisai būtų plonesnio profilio, jisai žymiai greičiau prasidėtų tokie nuo temperatūros atsirandantis efektai. Tai tas įkaitimas, irgi toks kaip papildomas, reiškia, aspektas. Ir jisai pilnai pasiteisina, nes buvo ten tokių varžybų, kur, sakykime, paskutinės Lenkijoje buvo tokia karšta, ten visi įkaitė, dar ten kai kurie pratimai po 15 šūvių ir tada, reiškia, toks, jeigu plonas vamzdis, tai jau ten jisai, jį reikėtų labai stengtis ataušinti, kad jisai, nepradėtų barstyti kitam pratimui. Tai va toks pasirinkimas ir, aišku, tas vamzdis, sakykime, galbūt jisai kaip PRS disciplina, jisai tokio didesnio storio negu būtų įprasta, bet tie visi privalumai pliusai, sakykime, tas, kad aš tada su tokiu vamzdžiu jau, kaip ir numačiau, aš jau nebededu svorio ant šasi, nes pats vamzdis sudaro visą tą ginklo stabilumą. Toks ir buvo sprendimas. Tai nereikia beveik jokių papildomų svorio, ne, ant šasio? Taip, nes tas svorio centras svarbus, ten, kas jau su PRS dirbęs, žino, kad labai svarbu, kur tavo ginklo svorio centras ir kaip jisai stovės ant barikados, ant maišo. Tai tada reguliuojama su papildomais svoriais, bet jeigu svoris yra jau ten, kur reikia iš paties vamzdžio, tai praktiškai, papildomų kažkokių priemonių nebėra. Mindaugai, kiek gavosi svoris ginklo visos sistemos? 10,5 kg. Tai nėra kaip kam, bet tarp PRS-ininkų nėra labai sunkus setupas. Tai mes jau nedaug turim laiko, tai gal paskutinis klausimas, ar tu iš rėmėjų perspektyvos gali dar kažką papasakot, kas remia ir mūsų rinktinę, ir ta prasme, tavo asmeniškai dalyvavimą čempionate? Taip, tai ir rinktinė, ir mane remia, tai 3 įmonės, tai EMUS, kaip ir minėjau, tai remia mane asmeniškai kelioniai. Mitekas remia visą rinktinę, tai kaip minėjau, tai Mitekas tai yra viena iš tų įmonių, kurią aš vadovauju, ir taip pat Garnis, kuris irgi gamina ličio baterijų saugyklas namams, industriniai, komercinėms aplikacijoms, kuriuose galima laikyti elektros energiją iš saulės jėgainių ir taip pat pumpuoti pirmyn atgal, kai kainos didesnės, mažesnės šitose energijos tinkluose.
ir jas tada naudoti tokiems taupant lėšas ir energiją savo poreikiams ir taip pat prekiauti elektrą. Ok, supratau. Ką, gerai, Mindaugai, malonu buvo pasišnekėti ir ką, laukiam tada pasirodymo Amerikai. Ačiū. Dėkui. Iki, viso. Fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm